Labą dieną. Šiandieną rugsėjo 1 ir norėjau pakviesti į savo kurso tinklapį, puslapį, parodyti, kasgi ten yra, ką gausite nusipirkę mano bazinio ir modeliavimo kurso sujungtinį tokį sudurtinį kursą. Ir šiek tiek papasakosiu daugiau apie kurso eigą, nes žinau, kad kai kurie domisi, bet nedrįsta man parašyti, turėdami klausimų arba tiesiog gal galvoja, kad gal čia neapsimoka klausti, gal atrodo viskas aišku, bet gali būti neaišku. Taigi mano kursas neurografikos yra įrašytas online, ta prasme yra įrašai. Ir papasakosiu privalumus, kodėl aš tokį kursą siūlau. Kai yra įrašai, tai vienas yra geras dalykas, kad galite pradėti bet kuriuo patogiu laiku ir galite pabaigti bet kokiu tempu, kokiu jums patogu. Tai va, tas patogumas, jisai iš tikrųjų yra pirminis ir vyraujantis. Bet nepaisant to, kad yra kursai įrašyti jau online, tai nereiškia, kad jūs neturėsite asmeninio tokio ryšio su manim. Atvirkščiai noriu pasakyti, kad gausite daug daugiau to asmeninio dėmesio, negu kad jeigu būtumėt gyvai kurse. Kodėl? Todėl, kad kai ateinate gyvai piešti, atrodo, kad gali tarsi paklausti visus klausimus, bet piešimo metu nepatogu bendrauti, kalbėti, nes dažniausiai tai yra grupė. Ir grupiniuose susitikimuose vis viena mes fokusuojamės į to algoritmo visą pabaigimą, užbaigimą, tas visas techninius niuansus ir taip toliau. Ir tam pokalbiui lieka labai mažai laiko pabendravimui. Todėl, kai mano mokiniai jie piešia individualiais, savarankiškai, pagal savo tempą, kada gali, kada nori, ir tuomet mes susitinkame jau bendrauti tik tai aptarti piešinio rezultatus individualiai, asmeniškai ir gaunate pakankamai laiko. Taigi dėl to aš ir turiu to laiko skirti kiekvienam mokiniui asmeniškai, todėl kad nereikia to kurso kartoti nuolatos gyvai. Tai va, yra didžiuliai privalumai tame ir tas modelis yra veikiantis, yra patogus, naudingas ir labai gerai jau atšlifuotas, žodžiu, visa eiga yra tikrai patikrinta laiko, išbandyta ir veikia labai gerai. Tai va čia, kai susimokat, gaunate prisijungimą, akauntą, individualų savo tą akauntą ir kai įsiloginat, pamatot va tokią portalą. Kai perkate mano neurografikos kursą, jūs perkate iš karto 2 kursus kartu, jie yra sujungti į vieną tokį meta kursą, nes irgi praktika parodė, kadangi jau vedu 5 metus tos kursus, praktika parodė, kad pabaigus tik tai bazinį kursą lieka labai daug neaiškumų, klausimų, nes vis viena piešėt kažkur su kitais, gal internete, gal dar kažkur, gal norite savo modelius kurti ir neturint modeliavimo kurso pagrindų labai sunku suprasti, apie ką ta neurografika. Nes bazinėme kurse gaunate tik tai faktiškai vieną algoritmą, tuos išmetimo algoritmus ir dar vieną tokį ketinimo algoritmą, ne? Tai va, bet ten tokio modeliavimo kaip ir nėra, tiesiog tai yra 2 baziniai tokie algoritmai, kurie neįskaito jokių kitų figūrų išskyrus apskritimus. Taigi bazinėme kurse mes dirbam tik su apskritimais ir toliau jau modeliavimo kurse jau mes pradedam piešti ir trikampius, ir kvadratus ir dar paaiškinu ten kitus kai kuriuos motyvus geometrinius. Be to, modeliavime dar aš atskleidžiu daugiau spalvų teoriją. Taigi spalvų ta teorija jinai nėra kaip atskiras kursas, bet aš duodu gerą tokią bazę pradinę, jau vėlgi modeliavimo kurse. Taigi tas modeliavimo kursas turi savyje labai geros, gilios informacijos, kuri leidžia suprasti neurografiką iš pagrindų, kad po to žinotumėt, ar savo piešėt, ar su kažkuom piešėt, algoritmus, kuriuos gaunate iš kažkur, ar nematote kažkur internete, pavyzdžiui, YouTube. Tai jau jūs suprasite, ką tos figūros reiškia, kodėl ir kam jos yra naudojamos. Nes supraskit, kad neurografiniai piešimai yra psichologinis piešimas. Tai jeigu jūs piešėte tik tai tam, kad gražu, ten kažką gražaus nupiešti ir neįdedat į tą psichologinės reikšmės, tai tuomet mums, kaip ir jums mokytis ir nereikia. Iš tikrųjų nėra prasmės mokėti pinigus ir baigti. Ateinat į kursą tam, kad suprastumėt psichologinius pagrindus piešimo, kodėl mes piešiam, ką piešiam, ir tai yra svarbu. Ta prasme, kai suprantat tuos psichologinius procesus, kurie lydi neurografinį algoritmą, tai tuomet tas piešimas jau tampa visai kitokio lygio, kitokios
kokybės ir funkcija to piešimo yra kitokia. Tai vat labai svarbu atskirti tą piešimą tokiam atsipalaidavimui, bet tik tai papiešti kažką gražaus, estetiniam atsipalaidavimui tokiam ir piešimą psichologiniam procesui, tai yra du skirtingi dalykai ir jeigu jau norite tikrai tą piešimą panaudoti savo ir kaip terapija, ir kaip manifestacija, ir kaip savo problemų ar kokių ten tikslų sprendimui, tai tuomet tie pagrindai jau čia ateina į pagalbą ir tuomet tada suprasite, kodėl jūs ką piešėte, kodėl tokios linijos, kodėl tokios figūros, kodėl tokios spalvos ir taip toliau. Tai jeigu turite tą tokį norą sužinoti daugiau, tai tas neurografikos kursas, bazinis ir modeliavimas kartu jums tikrai bus gera pagalba. Tai va, tai einame toliau, žiūrėkit, jeigu čia pasižiūrėsim dabar mes į mano bazinio kurso pirmiausiai modulį, tai čia yra trumpas aprašymas, kur ką siųsti, kokia sertifikacija ir toliau parodysiu, kokios čia yra pamokos. Čia minutėlę užims, kad pasikrautų puslapis, nes kadangi per Zoomą dabar dar Zoomas užima daug irgi vietos čia. Tai va, tai kurso pamokos ir čia yra paskutinio jau, nes yra keletą, po to paaiškinsiu, tų įrašų gausite. Tai va, yra sunumeruotos pamokos ir pradedam nuo neurografinės linijos, nes tai yra kaip ir pagrindinis toks procesas, ar ne, ta linija yra tokia mūsų ypatinga. Po to čia yra įvadas, tai toks daugiau teorinis įvadas, tai čia duodu tikrai daug teorinės medžiagos ir labai įdomios ir tokios, sakyčiau, net unikaliai pateiktos, ne šiaip tai, nes pasidariusi esu tuos slaidus, tai gausite tikrai tokį gerą fundamentą bazinio modulio įvado visą teorinį. Ir toliau mes pradedam, trečias yra aš vadinu, tai yra apribojimų šalinimo algoritmas ir jų yra 4 versijos. Tai va, gausite visas 4 versijas, tai yra pirma versija, 2, 3, 4. Ir jos yra, tai yra išmetimo algoritmai, aš kitaip dar vadinu, ir jie yra skirtingai šiek tiek piešiami, iš principo tai yra tas pats algoritmas, bet yra principiniai kai kurie skirtumai ir ten irgi yra viskas paaiškinama, kodėl. Tuomet yra ketinimo atskleidimo algoritmas, tai jisai skiriasi, ten išmetimo nėra, bet ten iš principo jisai yra kitoks, grinai toks yra daugiau atskleidimui to, ko aš dar nežinau, atskleidimui to, ko aš nematau arba ko nesuprantu, ko dar nežinau savo toj temoj. Noriu kažką taip pačiupinėti, pagvildenti, pasižiūrėti, kas atsiskleis. Tai va čia yra labai geras toksai kontempliavimo algoritmas. Ir tuomet dar duodu papildomai nuosprendžio šalinimo algoritmas, čia jau yra kaip bonusas, labai labai smagus algoritmas, labai įdomus, irgi jisai visai neseniai atėjo į neurografikos visą tą piešimą, bet mes jį pritaikėm. Nuosprendžio šalinimas, tai ne tai, kad nuosprendis čia kaip teisminis kažkoks nuosprendis, bet čia kokį nuosprendį aš savo pati daviau ir galbūt pamiršau net arba nepastebiu arba nežinau, tiesiog pasąmoningai, ar ne, čia toks nuosprendis kam, nuosprendis neturėti gerų santykių, nuosprendis negauti gero darbo arba dar kažką, arba nuosprendis nebūti laimingai, tai vat pasižiūrimi tuos nuosprendžius, čia yra tas bonus algoritmas, labai labai šaunus, labai gilus. Ir jau vien dėl jo aš skaitau, kad tas kursas yra labai, labai naudingas. Ir dar vienas papildomas ketinimo algoritmas, jisai visiškai nepanašus į tą klasikinį ketinimo algoritmą, tai yra visiškai kitoks, visiškai naujas, ir matot, jau ten matosi toks trikampis ir taip toliau. Tai irgi čia yra bonuso medžiaga. Ir šitas algoritmas yra mano autorinis, ne pats algoritmas, bet jo pateikimas ir jo mokymas yra galbūt daug yra tokios autorinės medžiagos jame. Ir šitas yra mano visiškai autorinis, irgi tai yra ketinimo algoritmas, bet taip kaip aš jį pateikiu, kaip aš jį matau, jis yra išdirbtas jau iš gilios praktikos ir ne tik iš neurografinės praktikos, nes gal dauguma nežino, aš niekam nesipasakoju Lietuvoje, kad aš dar darau ir kitas praktikas, kurias
daugiausiai, kadangi aš gyvenu Toronte ir dirbu su Šiaurės Amerikos savo auditoriją klientų daugiausiai savo privačioje praktikoje, tai aš savo neurografikos lietuvių auditorijai ne visada pasakoju dar, ką aš papildomai darau prie neurografikos. Tai va, tai iš mano tų kitų praktikų aš dar energetinio gydymo praktikų, testavimo ir diagnozavimo praktikų, ką aš darau. Tai va, ten yra įdėta dar irgi daug mano tų žinių ir ekspertizės. Na ir dar kaip bonusą gausite prieš tai buvusių įrašų, metų įrašų, nes aš tą kursą anksčiau vedžiau, atnaujindavau kiekvienais metais ir tai kiekvienų metų įrašai dar irgi yra čia įdėti. Tai vad galėtumėt dar pasižiūrėti ir nors ir medžiaga ta pati, bet jinai vis viena yra pateikta šiek tiek kitaip, šiek tiek su gal kažkokių kitų detalių atskleidžiu, tai jinai nėra pakartota visiškai kaip kopija vienas nuo kito, tikrai nėra. Algoritmai tie patys, bet vėlgi aš vedžiau kažkiek kitaip, gal kažkiek įvedžiau kitos informacijos, kitaip atskleidžiau. Ir pavyzdžiui, čia yra emocinio kompaso rožė, ten nebuvo, tai duodu dar papildomai kitų bonusų algoritmų ir kitų dar bonuso dalykų. Ir toliau dar eina 21 ir 22 metų medžiaga, tai jinai jau be tokių didelių video, tik tai nuorodas į video, bet irgi galit pasižiūrėti dar 1-2, tai va, 3-4 metų kurso įrašai. Ir kuom gerai yra pažiūrėti netgi tą patį algoritmą 2 ar 3 ar 4 kartus, nes kuo daugiau pieši, tuo daugiau suprasit, suvoksit, įsisavinsit, kitaip išgirsit ir kitaip patys dar nupiešit. Tai va, tiems, kas nori tikrai mokytis giliau, atskleisti savo giliau, tai čia yra idealus, tobulas variantas. Dar noriu pasakyti, kad toms, kurios nori piešti kartu kažkokio grupelį ir taip toliau, tai to tikrai neprarasite, todėl kad aš dar vedu palaikomąsias sesijas kiekvieną mėnesį, kartais ir 2 kartus į mėnesį, ar net kiek kartų susitinkam. Ir visos, kurios baigia mano neurografikos kursą, visas kviečiu nemokamai prisijungti prie palaikomųjų grupinių piešimų. Ir ten mes tada jau draugaujam, bendraujam, ten aptarinėjam, susitikinėjam, piešiam įvairius algoritmus, klausimus atsakinėjam ir taip toliau. Tai va, tas grupinis bendravimas irgi jis yra. Mes turime savo dar messengerėje tą grupę savo šitų ir yra ten klausimų, dalinimosi ir grupinio piešimo irgi yra. Taigi jo tikrai netruks ir yra mano jau mokinių, kurios prieš 4 ar kiek metų jau baigusios ir dar lygi šiol mes bendraujam, draugaujam ir piešiam. Taigi susimokėję už vieną mokestį, jūs dar gausite, kiek norėsite, tiek ir gausite papildomų dar ir grupinių praktikų. Tai va, dabar aš jau atėjau į neurokompozicijos modeliavimą. Tai žiūrėkit, kompozicija neurografikoje tai yra tai, kaip mes išdėliojam figūras arba ką mes tom figūrom modeliuojame. Ir mes visada modeliuojame, aišku, savo temą. Tai taip, kaip tą temą išmodeliuoti lape, tai va čia ir yra visas kursas apie tai, kokios figūros mes naudojam, ką jos reiškia ir po to pagal tas reikšmės mes jas pritaikome. Čia tokie kaip receptai duodami, ar ne? Tai va yra ingredientai ir yra receptas, kaip tuos ingredientus sudėti taip, kad gautųsi ten kažkoks toks ar kitoks pyragas. Tai va, tai tas modeliavimas kompozicijos ir yra kaip pyrago kepimas, reikia žinoti ne tik ingredientus, bet ir tą receptą, kaip juos sudėti, kokiu eiliškumu ir ten taip toliau, kokie tie galimi variantai. Tai va čia yra, aš labai be galo mėgstu tą kompoziciją, labai esu įsigilinusi ir tai yra mano mėgstamiausias, gal todėl aš ir prijungiau kaip būtina tokią modulį, nes man tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, kodėl aš iš principo ėjau mokytis neurografikos. Nes galėjaugi YouTube'e papiešti, kažką pasimokyti, bet aš tikrai norėjau įsigilinti labai giliai ir taip toliau pasižiūrėti visokias teorijas egzistuojančias jau susijusias su ta geometrijos pozicionavimu ir modeliavimu. Ir ką mes čia turime? Tai pirmiausiai teorija. Čia mokomės tą geometrinę abėcėlę. Po to žiūrim įvairius tokius bazinius irgi algoritmus, kurie
mums duoda tokį supratimą bazinį apie modeliavimą, ar ne? Tai va, žiūrėkit, yra tokie algoritmai apskritime, tokie kaip mandalos, tokie jie susideda į apskritimą kažkas. Tai čia mes juos vadiname kaip sistema. Sistema tai gali būti įvairi, tai sistema gali būti kaip aš, kaip sistema, mano sveikata kaip sistema, ar ne, organų sistema, ar dar kažko. Tai sistema, pavyzdžiui, mano šeima irgi yra sistema. Tarkim, mano darbas ar ten verslas ar kažkas tai irgi yra sistema. Taigi bet ką galim paimti, ne tik tai vieną bendrą didelę sistemą, bet galim pasižiūrėti į mažas tokias mūsų gyvenime sistemas ir jas va taip irgi išpiešti, pasižiūrėti, kaip jas pamodeliuoti taip, kad jos susiharmonizuotų ir atrodytų mums subalansuota ten ir taip, kaip norime. Dar paminėsiu, kad piešimas tai yra būdas, kaip pakeisti mūsų tą matymą, perception, aš angliškai dabar galvoju, kaip tas lietuviškai žodis perception, tai yra pojūtis, ne tik pojūtis, bet tas matymas, ar ne, kaip mes vertinam ar matom kažkokią tai situaciją gyvenime, tai mes ją galim kitaip pamatyti ir kai mes kitaip pamatom lape, kažkas pasikeičia ir pradeda balansuotis ir gyvenime tas procesas. Taigi mūsų tas matymas, tai ką mes piešime arba keitimas tos situacijos per piešimą suaktyvina veidrodinius neuronus. Ir tie veidrodiniai neuronai mums yra duoti ypatingai vaikystėje. Vaikai mokosi per stebėjimą kažkokį. Jie stebi tėvus, jie stebi kažką tai procesus ir per tai jie mokosi, jie absorbuoja visą tą žinias informaciją. Tai mes nenustojam to daryti ir netgi kaip suaugę ir matydami, pavyzdžiui, va, žiūrite kažkokį labai liūdną filmą ir jaučiat kažkokias emocijas, gal net ir ašaras išspaudžiat. Tai va čia jūsų veidrodiniai neuronai veikia. Lygiai taip pat piešime, kai mes kažkokią išpiešiam situaciją ir po to ją transformuojam, ją keičiam, ją gražiai nuspalvinam. Lygiai taip pat mes susijęjam būtent tą piešinį, būtent tą kompoziciją, išmodeliuojam taip, kad mūsų toj temoj, kurią piešiame, jinai atrodytų maksimaliai pozityviai. Ir kai mes tą matome, mūsų vėlgi veidrodiniai neuronai siunčia signalus, kad ta problema, jinai jau išsisprendė ir jinai jau yra išspręsta, jau yra kitokia. Ir kai tai užsifiksuoja mūsų sąmonėj, pasąmonėj, tai tuomet natūraliai savaime kažkas pradeda gyvenime keistis ir kažkaip tai pradeda tie procesai lygiuoti, išsilyginti ir išsispręsti ir susibalansuoti. Tai va tas yra toks paviršutiniškai, jeigu paaiškinti tą veikimo principą, maždaug veikia taip. Tai va čia vėlgi apie sistemą, toliau pasižiūrim antras algoritmas, vidinės erdvės organizavimas, tai čia daugiau savo vidinių procesų, tai irgi yra kaip ir sistema, bet šiek tiek kitokia. Po to yra dinaminės eilės. Neurografikoje mes naudojam figūras irgi dinamiškai, tai reiškia parodom judėjimo dinamiką, judėjimo geometriją. Ne tik tai statiškas figūras kažkur išdėliojam kaip statinį vaizdą, bet parodom dar ir trajektoriją, vektorių judėjimo, ar jos ten didėja, ar mažėja. Taigi eilės yra tam, kad parodyti, pavyzdžiui, figūrų augimą arba figūrų mažėjimą. Tarkim, aš noriu numesti svorio, tai aš natūraliai kažkokias figūras dalysiu į eilę, jas mažinsiu ir aš parodau, kad laikui bėgant kažkas mažėja, kažkokie procesai jie žemėja, mažėja arba nyksta. Tai vat yra tas dinaminės eilės ir mes naudojam figūras tam, kad pieštumėm eilės, kad parodytumėm tą dinamiką. Tai čia irgi labai yra toks genialus sprendimas, sakyčiau, neurografikoje vat su tom eilėm. Toliau šitas yra mano paleidimo algoritmas, tai yra padeda tokiam procesui, paleidimo, atleidimo procesui. Yra tų visokių paleidimo, atleidimo praktikų, labai, labai daug jų yra ir aš esu jų nemažai išbandžiusi. Ir žinau, kad logiškas toks analitinis paleidimo procesas jis niekada neveikia. Ten turi dalyvauti emocija, turi emociškai irgi paleidimas tas įvykti. Kai mes piešiam piešinį ir naudojam spalvas, o spalva tai dažniausiai irgi yra tas atspindys emocijos, tai va ypatingai spalva čia dalyvauja labai, turi didelį poveikį. Tas paleidimas, jisai užsifiksuoja ir jisai atrodo, kad kaip
tarsi jau įvykęs, tarsi aš patikiu labiau, negu kad pasakiusi savo pasikalbėjus, aš ten kažką paleidžiu, bet ar aš tikrai paleidžiu, nes mes negalim savo protui tokių duoti komandų ir kad jis iškart jas įvykdytų, ar ne, kad tai būtų idealu, bet dėja taip nėra. Tai tas piešimas dar padeda labai su tais paleidimo procesais ir mes esam piešę nemažai ir tikrai vyksta labai gilūs pokyčiai, transformacija gili labai ir tas pats algoritmas, jis irgi yra toks kaip bonuso, čia jisai neįeina į modeliavimą, bet aš tiesiog man tikrai negaila, aš labai daug duodu, daug medžiagos ir nemokamai ir ypatingai tose papildomose praktikose visą laiką kažką naujo sugalvoju. Toliau čia mes irgi dar mokomės elementų ekologiją, tai reiškia, kad nepakenkti savo, nepripiešti taip, kad galbūt nesupranti, kad atrodo, kad gražu, bet galbūt nebūtinai turi pozityviai pasireikšti tavo temoje, tai ta ekologija irgi reikia žinoti, kad kaip savo nepakenkti, kaip piešti, kada sustoti, nes kada negalima sustoti vidury piešinio ir kokiuose etapuose galima palikti piešinį neužbaigtą. Ir kaip tas figūras ekologiškai išdėlioti. Tai čia tas yra. Ir kaip sakiau, spalvų reikšmės, aš čia duodu spalvų reikšmės pagal čakrų teoriją, pagal energetinių centrų teoriją, kadangi aš dirbu su energetinių centrų teorija visa tame energetinio gydymo praktikose ir diagnozavimo praktikose, tai aš esu studijavusi labai plačiai ir giliai ir praktikoje žinau ir taip toliau, tai man tas yra labai artima ta tema, čakrų teorija ta vadinama. Ir aš ją irgi pagal spalvas čia dėstau, kadangi skaitau, kad padeda būtent tos spalvos, aš nebūtinai liepiu, kad pasirinkite pagal tai, bet aš liepiu spalvas visą laiką rinktis intuityviai, bet po to pasižiūrėjus mes galim maždaug pasižiūrėti, kokia yra spalvų ta visa dinamika ir pagal tai galim maždaug nuskaityti tą piešinio nuotaiką, nuskaityti piešinio įžvalgas. Tai tas labai padeda, ta čakrų, šitų spalvų teorija pagal čakras labai padeda išvelgti į piešinį patį, ką aš ten nupiešiau, kas ten išsipiešė ir kokios reikšmės yra. Ir paprastai tai būna labai taiklu, nes aš labai dažnai, pavyzdžiui, jeigu diskutuojam su kažkokia ten mokinės jos piešinius ir aš net nežinodama nieko nei apie jos gyvenimą, nei apie temą, aš iš karto maždaug jau matau, kokios yra ten tendencijos nuotaikų, ten ir elgesio, ir žmonių tipų maždaug tendencijas pasižiūriu pagal spalvas ir visą laiką tai tikrai atitinka. Tai yra toks įdomus niuansas. Po to mes turime dar bonusą, čia mano irgi yra į pamokėlį tokia, Metamoderno kvadratas. Piskariovas turi visiškai atskirą mokyklą Metamoderno, kaip yra neurografikos mokykla, yra Metamoderno mokykla, man irgi labai patiko tas konceptas. Ir Metamodernas tai yra 4 kvadratėliai tokie, ar ne, 4 etapai. Žiūrėkit, vienas etapas čia, trečias yra industrializacija, čia prieš industrializaciją, po industrializacijos, žodžiu, eina tokie vystymosi žmonijos etapai ir kiekvienas etapas jisai turi savo kažkokie ypatumus ir mes galim pagal tuos ypatumus irgi pasižiūrėti, kaip mes evoliucionuojam ir kokioje dabar esame ir į kokią evoliucijos fazę toliau einam. Tai, bet čia tokia yra gal filosofinė daugiau teorija, bet jinai irgi mums duoda, ta prasme, mes galim jau išvelgti į modeliavimą pagal tas evoliucijos fazės ar kategorijas, kaip čia pasakyti, ar ne, tai mes gaunam irgi tokį dar papildomą struktūrą, kaip ir tokią bazinę struktūrą, pagal kurią irgi galim dar gauti visokias įžvalgas įdomias. Tai čia yra nebūtina medžiaga, tokia papildoma jau tiems, kurie labiau domisi kažką, tai nori sužinoti daugiau ir įdomiau. Tai neurografika tikrai praplečia tą ne tik tai estetinį tokį mūsų įgūdžius, bet ir dar tokius kosmologinius, filosofinius, sakyčiau, irgi. Na ir dar yra tas vienas iš teorijos pagrindų yra kompozicijos siužeto principai. Tai čia daugiau toks jau grinai eina iš meno teorijos, žodžiu, kompozicijos principai, nes tam, kad ta kompozicija būtų maksimaliai tikra ir tikroviška, nepaisant to, kad mes abstrakciją piešiam su geometriniam figūrom, tai
mums kompozicijos principai padeda nupiešti piešinį taip, kad jisai būtų, nu, maksimaliai, sakyčiau, įdomus ir tikroviškas. Dar čia yra bonuso daug medžiagos, gausite papildomai čia yin-yang simbolika neurografijoje irgi, kaip jinai čia kažką tai pasireiškia. Dar dinaminės eilės papildomai dar duodu, nes ten labai daug klausimų labai yra. Ir čia iš praeitų metų dar yra daug medžiagos palikta. Tai vat galite visą tikslo įgyvendinimas irgi bonuso algoritmai, va šitas labai įdomus paleidimas laiko juostoje. Tai mes ten piešiam paleidimą tokį kaip, nu, iš principo aš kažką paleidžiu ir ne kažkokius santykius ar ten dar kažkokį įvykį gyvenime, bet paleidimas laiko juostoje, čia yra mano jau toks irgi autorinis algoritmas, tai mes dar piešiame laiko juostą ir mes einame laike atgal į tą tašką, kur ten kažkas įvyko ir mes galime net nežinoti, mesgi nematuojam ten laiko, va ten spalio 15 ar kažką, ne, ten nėra taip tiksliai, bet konceptualiai mes laiko juostoje tiesiog ranka pati sustoja ir ranka pati žino, kur tas tarpas yra, kur tas taškas laiko juostoje yra ir mums to pakanka, mums nereikia neurografikoje visko labai tiksliai įvardinti. Tai yra viskas konceptualu, abstraktu ir iš tikrųjų dirbame, kadangi su dešiniuoju pusrutuliu, o dešiniam pusrutuliui to tikslumo ten nereikia. Tai vis viena tas efektas jis yra ir šitas algoritmas, sakyčiau, yra vienas iš galingiausių, tai yra tokia terapija vyksta šito piešimo būtent šitame algoritme, kad aš dar tokios nemačiau iš tikrųjų per neurografiką. Tai sakau, gausite tokius stiprius bonusus, viskas įskaičiuota bendrai. Ir va čia dar duodu susipažinimą su laiko linija, irgi laiko algoritmai yra visiškai skirtingas atskiras visas kursas netgi yra, tai jūs jau čia tą bazę, kaip ir laiko juostos, tą bazę galite susipažinti dar papildomai. Tai va, tai tiek yra dviejų šitų kursų, sakyčiau, tokia yra medžiaga, labai įdomi, prisotinta ir ten tikrai yra daug ko panaršyti, daug ko už tai studentam užima, mokinėms mano užima pakankamai daug laiko, kol pabaigė, nes kol panaršo, kol viską apžiūri, ten supiešia ir taip toliau. Dabar žiūrėkite, jeigu norite įsigyti, galite įsigyti tiesiai čia mano puslapyje, bet arba galite parašyti man ir aš jums duosiu nuorodą, kur pavedimą padaryti, jeigu taip yra geriau. Kadangi aš gyvenu Kanadoje ir tai mano rodo kanadietiškais doleriais kaina, bet eurais yra va tokia 285 už abu kursus. Tai sakyčiau, kad kaina tikrai nėra didelė, nes mačiau kitur, kad vien tik už bazinį modulį ima, šitą kainą ima vien tik už bazinį modulį. Tai ir turėkite omeny, kad už šitą kainą įeina įrašai visi kurso, bet plus gausite dar 1 valandą su manim asmenišką susitikimą, kas iš principo yra pakankamai brangu, jeigu norėtumėt įsigyti atskirai. Ir kiek žinau, kad paprastai tai tik tai duoda video superviziją ir beveik visi, kiek žinau, mano kolegės, kurias aš žinau, tai tokio dosnumo 1 valandos asmeniškai tikrai niekas neduoda ir skaito, kad aš jau čia per daug dosniai savo laiką skiriu. Bet man labai svarbu, kad kadangi tai yra rimtas psichologinis piešimas, tai yra terapinis piešimas, tai yra tikrai tokia rimtas darbas su savim ir aš noriu, kad tai tikrai būtų, tas atsispindėtų ir piešiniuose ir kad žmogus tikrai suprastų. Tai tas laikas skaitau čia, jis nėra dėl to, kad aš neturiu ką veikti ir duodu tą valandą žmonėm, bet dėl to, kad tai man labai svarbu būtent, kad aš įsitikinčiau, kad tas, kuris mokosi, kuris sumokėjo tą sumą už kursą, jisai baigęs tikrai gerai pieš. Ir aš žinau, kad mano mokinės, kurios eina toliau pas mano kolegės, pavyzdžiui, jeigu kažką ten toliau eina į tą kitą specialisto kursą daro, tai va ta mano kolegė, kuri angliškai dėsto, tai jinai man sakė, Ilona, tavo mokiniai yra patys geriausi, patys labiausiai mokantis viską ir jinai visada labai džiaugiasi, kai mano mokinės ateina pas ją. Tai va, turiu tokių pagyrimų savo mokiniams.
Jeigu yra kokių klausimų, tai žiūrėkit, čia dar yra apie neurografikos šiek tiek kursą, aš kažką čia bandžiau jam pasakoti dar anksčiau, bet dabar grinai vyksta tik tai toks susipažindinimas jau su pačia per pačią platformą. Va čia mano yra piešiniai, dar aš kai mokiausi instruktoriaus kurse, čia piešiau visokius tokius sudėtingus, gražius piešinius, dabar aš jau tokių piešinių atvirai pasakius nepiešiu, dabar žiūriu, kiek čia įdėta darbo, prakaito ir laiko, tai negaliu patikėti. Bet tada, kai aš mokiausi, buvo pati COVID pradžia ir mes čia buvom uždaryti, neturėjom galimybės niekur kitur išeiti ir kažką daryti, tai man labai pavyko ir labai patenkinta likau, kad turėjau tą laiką, vat būtent tų įgūdžių atšlifavimui savo piešimo, bet jums, žiūrėkit, galima tokio pat detalumo piešti, jeigu norite, galite mažiau, nes esmė tai tokia, kad svarbu gauti tą piešimo, tai, ką jūs jaučiat, ne pats rezultatas, čia mes, žinai, nedarysim šitų parodų, nedarom piešinių, bet jūs piešite tam, kad gauti rezultatą. Ir pas vienus gaunasi natūraliai kažkaip, jie gal turi polinkį piešimui ir gaunasi tokie meniški kūriniai, kitiems mažiau meniški, bet tikrai dėl to visiškai nepergyvenkit, nesvarbu, kokie ten piešiniai, kaip jie atrodo, labai svarbu, koks buvo vidinis procesas, ką jūs pajautėt, ką pajutot ir taip toliau. Nes mes dar piešimo metu visą laiką mokomės dar jausti save, jausti savo visus pojūčius, jausti savo vidų, intuiciją lavinti. Todėl neurografika dar yra ir intuicijos lavinimo priemonė. Taip pat pas visus, kurie piešia, tikrai atsiveria daug daugiau to pajautimo ir savęs, ir tų procesų vidinių. Ir tas irgi labai, labai išlavina tą vidinį pojūtį apie save ir apie savo gyvenimą ir savo psichinius procesus ir taip toliau. Dar vienas niuansas yra neurografijoje, mes mokomės bazinėme kurse, ta sąmonės piramidė, tokia teorija yra irgi čia Piskariovas sudėliojo pagal bazinį algoritmą, yra ta bazinė tokia sąmonės piramidė, ar ne? Ir čia pagal tai, kaip mūsų protas aktyvuojasi, ar ne, mes pirmam punkte ir 7 punkte yra aktyvuojasi tas aktyvusis protas, po to operatyvinis proto, ta operatyvinė dalis atmintis, jau kai kūrėm kompoziciją, po to, kai apvalinam kampučius, įsijungia mūsų jau tokie pusiau sąmoningi, pusiau pasamoningi procesai. Ir čia jau mes susiliečiam su savo ego, apvalinam savo ego iš tikrųjų. Toliau neriam gilyn, jau kai darom tą, čia tiksliau ne fiksacija, 4 punktas figūra ir fonas, jau kai tada pradedam dirbti su fonu. Fonas tai yra, kai lapas yra, ne, toksai mes centre piešiam savo išmetimo figūrą ir toliau užpildom foną dar aplink tą. Ir tai yra vienas iš pagrindinių, kai sakyčiau, tokių dalykų piešime, tiksliau ne dalykų, o tiksliau žingsnis. Algoritme, todėl kad fonas tai vienas iš pagrindinių proceso šitų dalių, kuris padeda būtent tą problemą išspręsti. Jeigu aš visiems sakau, jeigu neužpildot fono, jeigu fonas lieka tuščias, o tik tai viską pildot viduriukę, tai jūs toj problemoje virsit ir jai nebus galimybės išsispręsti būtent tame platesniam, integruotis kažkokiam, išsispręsti per tą integraciją aplinkoje, visuomenė ir taip toliau. Neateis resursai, neišgirs jūsų, niekas nepamatys galbūt jūsų pasiūlymų. Tai va ta figūra ir fonas mums yra labai svarbi dalis. Ir čia jau dalyvauja kolektyvinė sąmonė. Tai yra mes visi susiję dar viena bendra kolektyvinė sąmonė. Ir čia yra tie grupiniai egregorai. Ir antra, 4-2 archetipavimas, čia yra spalva. Spalviniai tie visi dalykai, kaip spalvojam. Todėl mums spalvojimas irgi yra labai svarbi algoritmo dalis. Ir čia mes susiliečiam su savo archetipinė sąmonė. Tai va dar, kas mokėsi Jungą, pavyzdžiui, girdėjot apie Karl Jungą, ar ne, jisai kalbėjo daug apie archetipus ir jis būtent įvardino tą archetipinę sąmonę. Apie archetipus aš galiu labai daug kalbėti, labai giliai, nes tai yra viena iš mano tyrimų tokių, kaip pasakyti, ir tyriamųjų ir temų. Ir aš su archetipinė sąmonė labai daug dirbu ir dirbu, ne tik tai domiuosi, bet aš dirbu su
su archetipinė matrica ir ta archetipinė matrica būtent parodo tą archetipinę mūsų sąmonę. Tai reiškia, trumpai tik pasakysiu, kad nepalikčiau tokioj kažkokioj konceptualioj duobėj. Archetipinė sąmonė tai reiškia, kad mes visi jau gimstam turėdami tą programavimą kažkokį tai savo gal psichikoje, toj mūsų, ar ne? Ir jau gimstam su kažkokiu programavimu ir tas programavimas ateina būtent per tuos archetipus. Archetipinė sąmonė jau yra pilnai suformuota. Ir toliau, kai jau kūdikis gimsta, ar ne, jau vystosi mūsų asmenybiniai procesai, asmenybė, ar ne, ir ta asmenybė vystosi jau grinai pagal nuo tų sąlygų, kokiuose gimstame, tie tėvai, ten darželiai, visa aplinka jau mus kultivuoja, mus kažkaip tai mūsų asmenybę formuoja ir kultivuoja. Tai asmenybė yra vienas aspektas, bet archetipinė sąmonė yra yra visiškai kitas aspektas. Tai archetipus mes gauname jau iki gimimo, jau mūsų, čia galima sakyti, sielos lygmenys, sielos charakteris toks, ar ne, eina. Ir mes, pavyzdžiui, turime kažkokius archetipus. Archetipai tai yra kaip rolės. Ne, įsivaizduokit, kaip yra rolės, o charakteris jau, tai asmenybiniai bruožai, charakterio bruožai, tai yra jau kaip aktoriai. Tai yra rolė ir yra aktorius. Ir įsivaizduokit, pavyzdžiui, yra Džiuljetos, ne, rolė, Džiuljeta, Romeo, bet tai yra rolė ir tą rolę gali atlikti bet kas, bet kokie, bele koks aktorius. Ir įsivaizduokit, dabar ateina kažkoks aktorius ir turi vaidinti tą Džiuljetos rolę. Ir kiekvienas aktorius ją suvaidins visiškai skirtingai. Tai čia panašiai labai archetipinė sąmonė ir tuomet tas ego charakteris, mūsų asmenybiniai dalykai, jie, ta prasme, kiekvienas, tas mūsų charakteris, ta asmenybė mūsų, jinai turi vaidinti tam tikras rolės, tas archetipinius tuos savo sąmonės aspektus. Ir dėl to, nepaisant to, kad ta, sakykime, archetipinė matrica, jinai pagal gimimo datą išsiskaičiuoja ir ten, žodžiu, viskas atsiskleidžia labai įdomiai, jinai parodo tik tai, kokios rolės, kokios rolės yra galbūt pagrindinės ar karminės rolės tos duotos man sielos pasirinktos šitam gyvenime man praeiti, jas kažkaip suvaidinti, ar ne, bet toliau mano asmenybė jas turi kažkaip tai įgyvendinti, suvaidinti. Tai čia yra labai toks įdomus niuansas ir užtat tas archetipinė sąmonė, mes su ja irgi dirbame, bet mes dirbame su ja neurografikoje per spalvojimą, per spalvą, nes ten ieškome, kaip pasakyti, aktyvuojame tuos archetipus, juos balansuojame, juos harmonizuojame, juos aktyvuojame ir taip toliau. Ką reiškia aktyvuojame? Žiūrėkit, pavyzdžiui, gali būti kažkoks mūsų archetipas, ta rolė, tarkim, nežinau, dainininkės, pavyzdžiui, rolė, ar ne? Ir tam, kad aš dabar, arba sakyti, mokytojos rolė kažkokia, ar ne, pas mane, pavyzdžiui, labai yra, žinau, kad labai stipriai yra už mokytojo rolė yra, bet mano pirma profesija buvo muzikos mokytoja, tai aš tą labai gerai žinau, nes aš nuo vaikystės norėjau būti mokytoja, aš iškart jau žinojau. Ta rolė man labai aktyviai man pulsavo manyje ir mane kvietė paskui save. Po to aš ją numečiau, ne, aš nenoriu, bet nepaisant to vėl apsisuko ratas ir aš vis dėlto prie to grįžau, nes būtent ta archetipinė sąmonė, jinai taip ir veikia. Mes galim ignoruoti, galim neklausyti, bet nori, nenori, vis tiek tas magnetizmas yra ir jisai pritraukia vis tiek tą rolę, jinai kviečia, anksčiau ir vėliau kviečia, kad jinai būtų sužaista ir būtų, pasakyti, gyvendinta, aktyvuota. Tai tas archetipavimas per spalvas, mes ieškome naujų figūrų ir aktyvuojame būtent per figūras, kažką tai tokio aktyvuojame kitokio savyje, kad įgyvendinti tą temą, tuos tikslus savo temoje, kuriuos piešiame. Tai čia toks sudėtingas gal paaiškinimas, bet manau galbūt įdomu apšviesti tą archetipavimą iš principo, kas tai yra. Na ir toliau einam į lauko linijas, tai yra čia susilietimas su savo dvasiniu resursu ir vėlgi kiekvienas gali skirtingai tą suvokti, paaiškinti, visiškai nesvarbu, kaip jūs į tai žiūrite ar ką jis jums reiškia asmeniškai. Čia yra asmeninis pasirinkimas, koks tas dvasinis resursas kiekvienam yra, bet jis pas kiekvieną tikrai yra. Ir toliau pereinam į šeštąjį fiksaciją, jau kai ieškome to sprendimo figūros, tai yra fiksacinė figūra, sprendimo figūra yra
mes susiliečiam su ta individualia sielos atmintim, nes fiksacija iš principo jinai ne tik tai, kad aš pasirenku tą figūrą, sprendimo figūrą, užfiksuoju, kad tas sprendimas jau yra, bet jisai dar duoda ir tokį pojūtį ir prasmės. Dėl to ir yra tas sielos atmintis, ar ne? Kai susilieti su sielos atmintim, tu pagauni ir randi tą prasme. O ką man to iš tikrųjų rezultato reikia? Kodėl aš jo noriu iš principo? Kodėl, pavyzdžiui, ar ne? Nu, vat, kodėl šito, ne šito rezultato? Kodėl noriu tokio, ne tokio kažko tai pasirinkimo? Tai va čia yra tas sielos atmintis susilietimas per fiksacijos figūrą. Ir labai dažnai matau piešiniuose, pavyzdžiui, ypač, nu, superviziją dariau netgi neurografikos mokykloje, ten instruktorių kurse 2 metus dirbau supervizorė, tai labai dažnai matydavau, kaip daro, nu, tiesiog tokių klaidelių daro per fiksaciją, nes nesuvokia, nesupranta, kas yra ta fiksacijos figūra, kam jinai reikalinga ir kokią funkciją jinai pati turi ir neša. Tai va čia yra tas susilietimas su savo individualia sielos atmintim tam, kad suprasti, o kokiagi ta prasmė gilesnė yra. Tai va ta sąmonės piramidė, jinai būtent, kad mūsų bazinis algoritmas, jisai turi tokią seką ir turi tokias sąsajas su mūsų proto visokiom fazėm ir gilumu ir ta mūsų sąmonė. Tai va, čia gal šiek tiek jau nesitikėjau pasinerti šitą piramidę, bet kadangi taip surezonavo ir galvoju, gal bus kažkam įdomu ir naudinga, netgi tiems, kurie galbūt ir baigėt instruktoriaus kursą kažkur kitur, gal liko neiškumų, tai gal, manau, įnešiau kažkokių paaiškinimų į tą sąmonės piramidę, nes žinau, kad netgi instruktoriai, kurie baigė, jie net nesupranta, kas, ta prasme, nesigilina į tą sąmonės piramidę, nes tai yra toks kaip ir nepagrindinis, atrodo, bazinis toks teoretinis dalykas, bet man atrodo, kad nežinant va to viso proceso tokio, ar ne, nes, kaip sakiau, neurografika tai ne šiaip papiešimas, jeigu šiaip papiešimų jums nereikia eiti neurografiką, bet jį reikia, tą metodą reikia suprasti tam, kad gautumėte to rezultato, kokio tikitės. Nes jeigu nupiešti visiškai taip nesąmoningai, pasakė, nupiešti ant trikampį kvadratą ir tau kažkas išsipildys, taip tikrai garantuoju, kad tai tikrai nebus. Netgi garantijų nėra, kad kažkas bus tikrai taip netgi nupiešus teisingai. Vėlgi čia yra toks dalykas, kai mes dirbame su gyvais procesais, su gyva sąmonė, kartais mes net nematom kažkokių kitų dalykų, kur yra bendroji visumoji. Tarkim, žmogus dirba su kažkokia, sakykime, su noru kažkokiu ar ne, ar su kažkokiais tikslais ir tiesiog nesigauna, kažkas jį blokuoja, kažkas ten taip toliau ir gali nupiešti ten šimtus tų piešinių ir atrodo, niekas ledai nepajudėjo. Bet galbūt yra tokie procesai, paslėpti procesai visų pirma. Pavyzdžiui, gali būti priešiniai įdėti tokie tikslai, kad žmogus yra davęs kažkokį įžadą niekada ten neturėti to arba negauti to, ar ne, ir tas įžadas galbūt jisai buvo nesąmoningai kažkaip pasakytas ar duotas, ar ten gali būti netgi iš karminės praeitų gyvenimų atminties kažkokios arba, žodžiu, arba ten, nežinau, iš protėvių atėjęs kažkoks, kaip pasakyti, genetinis imprintas, žodžiu, įvairių gali būti dalykų ir jų, jeigu nematai, nežinai, gali norėti kiek nori, tiesiog taip neįvyks, taip niekas nepasikeis. Tai ta neurografika, jinai tokia ne visada garantuoja tą rezultatą, nes vėlgi ten yra kiti procesai, dėl ko aš ir dirbu ir su ta archetipinė matrica, su karminiais procesais ir dar, nes tiesiog reikia pasižiūrėti galbūt kitokia metodė, kitaip šiek tiek irgi atskleisti, pasižiūrėti, kas ten dar už to stovi. Ir kai yra visokios, ten gali būti ir traumos, ir atmintys, ir taip toliau, išgyvenimai, ir dar kažkas, emocijos užstrigusios kažkur, ir gali neleisti tiems tikslams atsiskleisti, kadangi pasąmoniai gali būti atrodyti, kad nesaugu, gresia jūsų netgi vosgi saugumui ir išgyvenimui. Tai jeigu kažkas tai jaučiasi kaip grėsmė pasąmoniai mūsų, ar ne, tai mes niekada to neįgyvendinsim ir nepasieksim, nes mūsų pasąmonė visiškai stabdys ir trukdys ir taip toliau.
galų gali netgi kitokių procesų, kad netgi sutrikdo sveikatą tam, kad tas žmogus negautų to būtent, nes atrodo, kad yra daug saugiau sirgti ir neturėti to, negu kad turėti tą ir tada atrodo pasąmoniai, kad gali būti grėsmė netgi gyvybei. Tai va, mūsų pasąmonės pagrindinis tikslas yra užtikrinti saugumą gyvybei. Tai va, įsivaizduokit. Va čia tokia piramidė, jinai šešėlį, ne antram plane. Tai ta piramidė, jinai va čia turi tokią liniją, ne, žiūrėkit viršui. Ir du aktyvus ir operatyvinė atmintis, jie yra vieninteliai dvi pakopos, kurios mums yra pasiekiamas ta sąmonė mūsų sąmoningai. Mes galim kažką ištraukti iš operatyvinės atminties, ar ne, pavyzdžiui, ten kažkada ten išmokau kažką ir aš prisimenu kaip, nes yra operatyvinėje atmintyje. Aktyvus protas, tai analitinis protas, kur aš dabar kalbu, aš galvoju, ką kalbu, aš, ta prasme, naudoju tą aktyvųjį protą irgi. Toliau visi kiti procesai yra pasąmoningi, mes jau negalim pasiekti, valdyti, suprasti taip lengvai, bet kaip į kokią biblioteką ten pasižiūrėti ir kas ten yra, tai taip nėra. Mes juos galbūt jaučiame per įvairius pojūčius ir taip toliau, kažkokius ten procesus, tiksliau intuiciją dar, kad taip vadiname, ar ne? Mes galim intuityviai matyti, jausti. Tai va, neurografika labai padeda pasiekti va tuos procesus, kurie yra būtent pasąmoniai, kurie galbūt per intuiciją kažkaip pasijaučia, bet jie mums nepasiekimi su tuo aktyviu mūsų operatyviniu protu. Tai va, tai gavote tokį ekskursą dar ir papildomą per mūsų sąmonės tą piramidę, bazinį algoritmą. Toliau čia dar yra daugiau informacijos apie kurso turinį, būtent dar šalia to, ką aš jau pasakojau, galite dar pasižiūrėti. Ir jeigu turite, aš esu sertifikuota neurografikos instruktorė ir dar taip pat sertifikuota ir estetinio coachingo, tai yra neurografinio coachingo, tiksliau ten yra, mes naudojam neurografinius principus, coachingo algoritmus naudojam. Tai va, aš kartais padarau, tai yra mano tie algoritmai, kurie, kaip sakiau, autoriniai, tai jie labai dažnai būna būtent iš to estetinio coachingo atėję, va, o čia dar visokių gražių piešinukų, kai turėjau laiko ilgai brūžinti pieštukais ir spalvoti ir sėdėti ir džiaugtis tuo menu, tuo grožiu ir glūdinti savo dar papildomus įgūdžius. Tai va, tai tikiuosi jums neurografika jūs sužavės ir tikrai verta, investicija tikrai verta, nes galite tuos įgūdžius naudoti visada, bet kada, ypatingai netgi ekstra atvejais, kai būna kai būna kažkokios krizės, ar ne, tai tiesiog galite atsisėsti, padaryti greitai išmetimą, net nebūtinai ten jį nuspalvoti, tik tai padarai išmetimą, suapvalini, įdedi vieną figūrą ir jau nusiramina protas, jau procesai nusiramina, jau galite sustabilizuoti savo emocijas. Tai va tas yra irgi labai svarbu ir ta investicija, kaip sakiau, tai čia žiūrėkit 285 €, tai už 2 kursus kartu, tai yra tikrai kaina yra labai patraukli, sakyčiau, ir ne dėl to, kad aš taip manau, bet pasižiūrėjus netgi neurografikos rinkoje, tai yra tikrai labai patraukli kaina ir aš jos nesistengiu labai užkelti, todėl kad aš suprantu, kad suprantu, kad noriu, kad tai būtų labai kokybiškas ir patrauklus kaip pasakyti, produktas visiems, kad kaina neuždraustų, kaip pasakyti, nepribotų tų, kurie tikrai nori, kurios tikrai nori, bet atrodo, kad pakankamai brangu galbūt. Tai aš noriu, kad neurografika pasiektų ne tik tai tuos, kurie turi tokių atliekamų lėšų, bet pasiekti ir tuos, kurie norėtų daugiau uždirbti, kurie norėtų galbūt susitvarkyti ir savo tokį gyvenimą ir tą finansinį materialų, ne tik nuraminti emocijas, kas yra irgi gerai, bet ir dar panaudoti neurografiką savo materialinio gerbūvio kūrimui. Tas irgi yra, neurografikoje nėra jokių ribų, kokią temą norit piešti, visiškai nėra jokių apribojimų, mes galime piešti visiškai viską, nesvarbu, kas tai yra, nuo sveikatos, nuo santykių, nuo pinigų, nuo bet kokių procesų galime viską išpiešti.
Tai va, tai tikiuosi tas ekskursas patiko ir jeigu dar turite kokių klausimų, tai žinote, kaip mane pasiekti per mano tinklapį, per YouTube galite tiesiog rašyti man Facebook'e, nes yra Facebook'o grupė ir tikiuosi, tikiuosi pamilsit piešimą ir susidomėsite šito kursu. Iki.